kad būtų tai tvarka. Teisėjas vyriausias Rovanas Rainys viską akylai žiūri. Taigi galima atvykti, galite pasikeitinti ant saulės. Už 10 minučių bus duotas startas. Priminsiu, du ratai po 20. Rožė Bogdonienė ir Siri Salomėja. Toks yra stipriausių moterų penketukas. Su moterų ir Siluėne bus nugalėtojas. Na, visko gali atsitikti, kaip ir būna. Toliau seka Saulius Skredelis, visai jam nedaug pralaišys. Vaidas Gaurys kovoti ir išsiaiškinti, kuris esate stipriausias. Šios dienos varžybose skanėja geras dviratis, Europa Hit Radio, Aisik, Hawaii Express, Delfi, Trulė, Monaco 15 minučių. Na ir šios dienos varžybom į trasą, na, tikime šiandien viskas bus ok. Nes, na, Startavau, aš esu trasoj, ko reikia? Aha. Grįšiu, vėliau grįšiu. Nuo Gentulės! Valdas! Teatrai mergaitės. Mes startu, kai važiuoja maratoną. Gins Jakovels, Latvija. Varžybų Vilniuje, Ignalinoje ir čia bendroje samoje nugalėtojas. Na, mes šiandien matėme
3 kartus. Garbės ratas buvo šiek tiek. Taigi atkakli kova finiše. 3 sportininkai važiuoja link pergalės. Andrėjus Dolgovas. Svajūnas Ambrazas berods. Jinai tikrai pavyko, nes mes matome, kokia yra gausa dalyvių, mes matome, koksai yra susidomėjimas, mes matome, kad dviračiams Lietuvoje žmonės yra neabejingi, sportuojančių dviračiais daugėja, o mes tik tais norime jiems padėti su dviračiu praleisti gerai ir turiningai laisvalaikį. Tai manau, kad mūsų misija buvo tokia ir mes ją tikrai šiais metais įvykdėme su kaupu. Dviratis, tai čia gali būti, kad ir gyvenimo būdas, nes su dviračiu mes praleidžiam laisvalaikį ir pakankamai daug to laisvalaikio praleidžiame. Dviratį mes naudojame netgi kaip susisiekimo priemonę, tai yra super, tai yra ekologiška susisiekimo priemonė, žmonės su dviračiais važiuoja į darbą ir panašiai. Tai dviratis tai yra tikrai dalis gyvenimo būdo.